Sveiki, brangus kolegos. Daug diskusijų ir kalbų sukėlė ypač laboratorijose tarp dantų technikų, tiek tiesiog dirbančių ir paruošiančių tam tikrus etapus, tiek pilnai išbaigiančių protezus. Įvairių kainų politikų, įvairių strategijų kainų taikymas bendroje rinkoje, tiek tarp laboratorijų, atliekant kažkokius etapus, tiek išbaigiant galutinai atiduodant į kliniką pacientui protezus. Tai į šią temą įsitraukiau ir aš, nes tiesiog būtent prie tokių protezų nemažai praleidžiu laiko ir tai iš dalies liečia ir mane. Tie protezai, tai titanėmis siejomis sutvirtinti arba kitaip dar mėgstam vadinti hibridiniai protezai, prisukami, fiksuoti ant implantų. Nebūtinai implantų, iš tiesų galima ir ant dantų tokius gaminti. Ir jie iš vienos pusės yra ir ganėtinai nesunkiai gyvendinami, bet ir to pačiu technologiškai dėl įvairių medžiagų jie nėra tokie pigus. Tai dviejopas diskusijos pusės yra skirtingos, kur vieni pabrėžia, kad tai ne pats sudėtingiausias protezas, kiti pabrėžia, kad vis dėlto tokių protezų gamybai reikalinga daug įvairios brangios įrangos ir medžiagų. Taigi pakalbėkime apie pinigus ir pakalbėkime apie kainų, strategijas, taktikas. Let's talk about the money. Taigi štai išbaigti tokį dantų protezą mums reikės maždaug 2-3 skirtingų medžiagų tipų, tarpdisciplininių žinių, tiek didelių. Tikrai reikės nemažai planavimo ir pastangų iš odontologo pačio, nors kartais yra šaipamasi, kad tokie dantų protezai yra ganėtinai lengvai atiduodami, bet kad juos lengvai atiduoti ir sėkmingai reikia iki to laiko labai sėkmingai vykdyti daug etapų ir tam pasiruošti. Nepadaryti kažkokių tai lemiamų klaidų, kad galima būtų tą protezą duoti ir patenkinti paciento poreikius. Tai pagrindinės medžiagos naudojamas dažniausiai tai būna neinertiški, nekoroduojantis metalai, tai pavyzdžiui titano lydiniai, ganėtinai elastiški, bet ir tuo pačiu tvirti, kad suteiktų atramos medžiagai cirkoniui, nes pats cirkonis tam tikrose situacijose tikrai nesugeba atlaikyti tų krūvių, kurie pasitaiko burnoje, ir tam reikalingas iš tiesų planavimas, žinios, patirtis, kaip ir bet kokiam didesniam sudėtingam projekte, ar tai būtų statybos ar ortopedinė odontologija. Tiesiog taip ateis nuo gatvės, tokių darbų jūs sėkmingai nepadarysite. Sakykite, ką norite. To nebus. Nes tam reikės investuoti laiko, panaudoti savo visas turimas žinias ir tiek odontologo kaip specialisto, ortopedo, chirurgo ir kitų disciplinų žinių. Tada dantų technikui reikės demonstruoti meistriškumą, modeliuoti tiek rankomis, tiek kompiuteriu, pasitelkiant įvairius gamybos metodus, įvairias mašinas, tai šiuo atveju ganėtinai brangias CNC, tai yra kompiuteriu valdomas mašinas, kad išfrezuoti tiksliai, gerai, gražiai iš gerų lydinių, tinkamų dantų protezavimui, tai šiuo atveju titano lydinių, atraminė sija. Spausdinti, kad sumažinti kaštus, pagreitinti gamybą, spausdinti anatominės dalies pamatavimą, kad galim būtų atlikti kažkokias tai analizės. Ir galtinė variantė jau gaminti iš galtinės apdailinės medžiagos, tai šiuo atveju tai būtų cirkonio oksidas su ganėtinai gerom savybėm. Ir aišku, dar tenka dažnai grįžti prie to pačio etapo, nesvarbu, kad ir 2024 metai, bet kaip ir prieš 100 ar 200 metų, esant paklaidom tarp gamybos etapų, dažnai tenka dar prisėsti ir manualiai taikyti tarpusavėje tas detalės. Priklausomai nuo gamybos metodų, medžiagų, kitą kartą daugiau, kitą kartą mažiau. Taigi tiek pastangų reikia, nekalbant apie keramistą, kuris dar turi turėti ir pajutimą estetikos, kad išbaigti tą protezą gražiai ir dar tiksliai. Ištaisyti visas klaidas gamybinės, tiesiog pačios gamybos ir modeliavimo ir tavo protezą, taip sakant, deliverinti, atiduoti į kliniką, kad
būtų nudžiugintas pacientas ir būtų galima pasidalinti tą visą nukautą grobį, kad žmogus atsidėkotų visiems ir kažkokia ta dalis ir nukeliautų iki laboratorijos, nukeliautų iki tokių ketkemerių, skaitmenininkų kaip aš. Taigi, iš tiesų, kaip matėte, tų etapų labai daug. Galima viską daryti pačiam. Tada šitų žalių pinigėlių gali likti daugiau. Bet vienam darant, tai ganėtai sudėtinga. Aš manau, kad mano prezentacija turėjo parodyti jums, kad tai nemažai užima laiko. Ir yra labai klaidinga manyti, kad tie protezai jau taip jau paprastai pasidaro. Yra tikrai žymiai sudėtingesnių konstrukcijų, bet jas ir labai mažai kas Lietuvoje ir daro. Ir tuo labiau labai mažai moka išmokinti jas daryti ir tarp jaunesnės kartos specialistų dantakalių tokių žmonių yra labai nedaug arba kai kurių protezų netgi nelabai kas ir moka gaminti iš naujų. Tai, bet mes ne apie juos kalbame, mes kalbame apie šiuo atveju tokius optimalius variantus. Ir štai žiūrint į klinikų ir laboratorijų kainų politiką, galime matyti ganėtinai platų spektrą. Tai šiuo atveju kai kur galite matyti ganėtinai mažas kainas, kurios jūs gali stebinti. Tai todėl taip ir kilo ta diskusija, kur yra tos lubos, kur yra tas dugnas, kiek ten tą dugną galima pramušinėti ir kiek galima išsikelnėti. Tai klinikoje vis tiek tai yra ta politika šiek tiek kitokia ir tos maržos jos turi būti aukštesnės. Laboratorijoje mes tikrai galime savo tam tikrais atvejais leisti savo tas kainas manipuliuoti ir daugiau, bet vis tiek mes ir, kaip ir kiekviena gamyboje yra kažkokios tai ribos ir priklausomai nuo jūsų gamybos tipo, jūs galite savo tai leisti arba to neleisti. Tai kalbant grubiai, kad tokius protezus gamintis, ranka, aš galiu pasakyti tikrai, ko jūs nepasidarysite. Ranka jūs neišsidrošite cirkonio. Tai netgi pati šudiniausia kinietiška mašinėlė su kažkokia tai pačia paprasčiausia programa, frezom, sakyti, jums kainuos vis tiek mažiausiai 20 000, tai tokia jau pradinė ganėtinai pastebima investicija. Čia net nekalbant apie programas, ant kurių reikėtų visą tai projektuoti, bet tarkime, kad jūs atiduodate už kelius šimtus kažkam kitam visą tai atlikti, o gaminatės patys. Tada jeigu jūs norėsite gamintis pats jas ir šiek tiek staupyti pinigėlių, jums tokia mašina atsieis mažiausiai 50 000 eurų su programomis ir tai jūs nebūsite labai patenkintas. Tai čia yra tokia, sakyčiau, pradžia. Tai už patį projektavimą kažkam turėsite sumokėti pinigėlių, ten ar 100 ar 300 eurų, čia labai priklauso kur, su kuo ir kaip ką darote, kiek sau leidžiate po to taisyti arba kiek skiriate tam dėmesio. Galbūt tiesiog tai jums kažkokie labai aukšti rezultatai nelabai yra aktualūs. Ir pačios, tarkime, sijas gamyba, jeigu jūs neturite mašinos frezavimo, kur iš tiesų kaštai, kaip pažiūrėsi, iš tiesų vis tiek jūs nieko nelabai kas taupysite, negi nusipirkęs pats mašiną, jeigu jūs išdalinsite kainas frezų, išlaikymo, atsipirkimo, kad už kokių 2-3 metų mums tą mašiną gali tekti remontuoti, keisti brangias detalės arba pirkti naują, tai žinokite, vis tiek tas atsiremiame, šiuo atveju labai platus diapazonas yra 250-800 eurų, bet realiai jūs vis tiek atsiremsite, kad jums ta sija 300-400 eurų realiai kainuoja, nes jūs turite kažkiek ir atsidėti pinigų, nebent gyvena tik šią dieną, tai galite skaičiuoti, kad nusipirkę mašiną jūs ten frezuojate po 100 eurų, kas yra nelabai realu. 3D spausdintuvai, kai viršuje pamatavimai, modeliai, tai vis tiek išeina tų pinigų ant pačių plasmasių ir ypač jeigu turite kažkokį tikrai gerą spausdintuvą, o ne už 200 eurų iš AliExpress, tai jūsų spausdintuvas jums dar kainuos apie 10-15 tūkstančių eurų. Geros dervos medicinės skirtos naudoti burnoje, jos jau kainuoja ne 40 eurų kaip tam pačiam AliExpress ar ten Amazon, jos jau kainuoja po 200 eurų. Ir cirkonis. Cirkonio frezavimas tikrai nėra jau toksai sudėtingas kaip, pavyzdžiui, metalų, bet pačios medžiagos yra brangios. Tie cirkonio blankai, kuriuos visi mėgsta naudoti, jie tikrai yra brangesni. Ir iš to vieno ruošinio išeina realiai vienas darbas. Kitą kartą išeina įdėti galbūt 2 lankus, bet tai tarkime blankas apie 300 eurų, frezas apie kelišimtą eurų, grubiai skaičiuojant. Tai negi siunčiant kažkur kitur frezuoti,
vis tiek vidutiniškai gaunasi apie 300–400 eurų suma. Taigi, priklausomai labai taip žiūrint nuo įvairaus lygio, kiek sau gali leisti, toksai vieno žandikaulio protezas iš laboratorijos, jisai kaina gali svyruoti nuo 1700 iki 3600. Tai čia tokia vidutiniškai, su tokia medianom, tai ką galima sutikti Lietuvoje. Ir tos kainos labai skiriasi, gali būti ir daugiau. Ir kaip matėte, šiuo atveju, kur buvo kainų pavyzdžiai, gali kaina būti iš laboratorijos ir ženkliai mažesnė. Ir štai aš parodysiu, kodėl jūs neturėtumėte pulti labai kažkaip bandyti save perspausti, ypač jeigu dirbate 1, 2 arba 5 žmonių laboratorijoje ir neturite per daugiausiai darbuotojų, nesate priinvestavę 100 000 įrangą, kaip jūs turėtumėte viską pasiskaičiuoti, kad nepasistatyti savęs į keblią padėtį. Taigi štai kaip matote, čia suskaičiuoti mūsų Romos auksiniai piratų pinigėliai. Kaip matote, keramistui paskaičiavau maždaug po 40, po 70 eurų. Turėkite omenyje, kad mokant savo ar darbuotojų algą, jeigu dirbate UABE, o nesate mažosios bendrijos savininkas, tai jūs slegia dar nemaži mokesčiai nuo algos. Tai viską turite atsižvelgti. Nėra, kad kažkaip jums ten pinigai krenta iš oro. Taigi, paskaičiavus, gaunasi, kad tikrai, aišku, čia visiems skirtingai, kiti puls aiškinti, kad siunčiasi iš Kinijos po 50 eurų cirkonio blankus, kad už 100 eurų titano kažkokio ten antrarūšio iš Kinijos atsisiunčia. Tai čia tikrai galite suskaičiuoti savo pigiau, bet aš ką tik tais noriu parodyti, kad nepradėkite, kaip amerikiečiai sako, tą race to the bottom. Nepradėkite lenktyniauti, kad pramušti dar vieną skylę dugne. Nepulkite panikuoti, nes tikrai, ypač mažose laboratorijose ir ypač jeigu jūs nesate ten nuo seno priinvestavę daug pinigų, jūs negalėsite savo sėkmingai leisti gaminti tokių protezų, štai tarkime mažesnė kaina negu ten 1500–1600 eurų. Nes tada jums tiesiog bus pelningiau tiesiog sėdėti ir gerti kavą. Arba vandenį, dar daugiau pinigų sutaupysite. Taigi būkite atsargus, skaičiuokite. Nes tie kas kliaunasi širdimi, tai tokiuose reikaluose labai toli neina. Tai aš tikrai nebandau siūlyti daryti kažkokių tai kartelinių susitarimų, tai draudžia įstatymai. Aš tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad nepanikuokite ir pasiskaičiuokite, kaip pas jūs gaunasi, kokios jūsų tikros išlaidos, kaštai ir kiek jūs galite sau leisti. Ir tada bandykite optimizuoti, bet ne gaminkite išleisdami 2000 eurų ir pardavinėdami už 1500 eurų, nes po to reikės iš kažkur gauti tos likusius 500 eurų, kad padengti susidarusias sąskaitas ir skolas. Tai niekur neveda. Tai tiek žinių. Ačiū Jums labai ir viso geriausio. Jeigu kažkas ryte prisijungsite, tiksliau dieną, į webinarą, ten šiek tiek apie tai daugiau pakalbėsime. Viso geriausio.